Kuo jinai pasireiškia? Kaip ir paprasta klasikinė depresija, rudens depresija pasireiškia taip pat. Simptomatika yra labai įvairi, labai plati. Čia tiesa buvo klausimas, kuo skiriasi rudens depresija nuo paprastos depresijos, tai norėčiau pasakyti taip, kad pagal apraiškas, pagal simptomatiką beveik nieko nesiskiria. Depresija yra sutrikimas ir depresija jinai visuomet pasireiškia vienodai. Tačiau nesezoninė depresija dažniausiai atsiranda iš stresų, iš įtampos darbe arba dėl kažkokių konkrečių priežasčių. Pavyzdžiui, žmogus pergyvena netektį. Tai gali būti skyrybos, tai gali būti artimo žmogaus mirtis arba liga. Ir tuomet yra pakankamai konkrečios priežastys atsirasti depresijai. Tai gali būti vasarą, rudenį, bet kuriuo metus laiku. Tuo tarpu rudens depresija skiriasi nuo įprastos tik tai tuo, kad kažkokių aiškių, logiškai paaiškinamų priežasčių nėra. Žmogus taip pat dirbo kaip ir dirbęs, visi jo artimieji sveiki, gyvi, stresų jisai per daug nepergyvena, tačiau jaučia depresiją. Tai va, skirtumas yra tik tai dėl priežasties, o apraiškos yra vienodos. Kokios gi tos apraiškos? Visų pirma, liūdesys. Tai yra patologinis liūdesys. Taip pat padidėja mieguistumas, dirglumas, labai dažni pykčio protrukiai. Žmogui sutrinka aktyvumas, nuolat jaučiasi neįsimiegojęs. Šita prislėgta nuotaika sąlygoja koncentravimo dėmesio sunkumus. Taip pat, kas jau dar baisiau susijęs su depresija, atsiranda menkavertiškumo jausmas. Žmogui atsiranda kaltės jausmai. Jis ima kaltinti save dėl kažkokių nepadarytų dalykų, dėl kažkokių nepasiektų rezultatų. Visa tai reiškia depresiją. Žmogui sunku ryte atsibusti. Tuo tarpu vakare sunku užmigti. Tai ir pasireiškia. Pagrindinis tai yra liūdesys, apatija, prislėgta nuotaika ir toksai kaip ir savęs kaltinimas, menkavertiškumas. Tai tuo depresija ir pasireiškia. Ir rudeninė, ir paprasta.